Sveiki, aš Karolina iš Kemperiai 365 ir šiandien jums parodysiu Hymerį, kuris yra labai sportiškas ir dinamiškas. Tai yra Hymer XT. Kuo jis pasižymi ir kuo jis yra ypatingas, tai pirmiausia, kad jis yra mažesnis negu standartiniai kemperiai. Jo ilgis yra 6,59 cm, aukštis 2,79 m ir plotis yra 2,22 cm. Ant peto bazės 140 arklio galių. Šita graži pilka kabina jau įeina į bazinę kainą. Lieti ratlankiai, ten turime akumuliatorių, turime 2 dujų balionams laikymo vietas ir tada dar parodysiu tikrai keletą įdomių dalykų. Kodėl Hymeris turi tokią kainą, kodėl jis laiko kokybę ir iš vis kodėl Hymeris yra Mercedesas kemperių rinkoje, tai pirmiausiai dėl sienų. Hymeris turi specialią PUL technologiją, tai yra jie tarp dviejų plokščių įpila tam tikras putas, kurių varža atitinka taip kaip 68 cm plytų sienų. Ir tada dar noriu atkreipti dėmesį, pažiūrėkit, kaip yra apdirbamos sienos, kaip yra izoliuojami sujungimai, kad nepraeitų drėgmė. Beje, Hymeris turi 6 metus garantiją. Tai čia, aišku, yra aukšta kokybė, įleisti langai. Kemperis yra 3,5 tonų, tai irgi, jeigu norit Hymerio tokio kompaktiško, tai va, jums variantas. Bet kokio dydžio yra bagažinė, tikrai labai didžiulė. Ir kadangi šitas kemperis turi kablį, tai jūs galite talpinti 450 kg daiktų. Čia yra, matot, irgi ant rėmo uždėta plieninė apsauga, kad jūs motorolerius, dviračius, motociklus be pažeidimų įvežtumėte į vidų. Ir dar kas yra labai svarbu, atkreipkite dėmesį, jeigu turit motorolerį, tai čia yra kabliai, čia ir viršui. Labai svarbu, kad būtent viršuje būtų kaip pritvirtinti motorolerį, kad jis saugiau važiuotų. Aišku, bagažinė yra šildoma, čia dar yra papildomos laikymo lentynėlės, čia dar kažką susidėti. Kas yra gerai neaukštas rėmas, tai jums nebus problemų įvežti jūsų transporto priemonę. Einam čia aplink. Gale yra netgi 4 galinės kameros, kad viską matytumėt iš galo, kaip važiuojat. LED žibintai, apdaila, kur jums nepatektų drėgmė, pažeidimai. Žodžiu, Hymeris yra aukštoj klasė. Tai einam į vidų, parodysiu dar tikrai daug įdomių dalykų. Pirmiausiai, pirmiausia, tai yra plačios 60 cm durys su centriniu užraktu, su tinkleliu nuo odų langų ir netgi 2 kabliukais jūsų rūbams. Lova. Trigulė visą galą užima, tilpsit 3 tikrai be problemų. Laikymo vietos, kiek čia mes turim 4 spintas jūsų daiktams, tada dar čia lentynėlė, telefonams pasidėti vienam kitam miegotojui. Kas man Hymeriai patinka, kad jie turi langus prie kiekvienoj pusėje, aišku, ir kiti kemperiai turi, bet kažkaip aš Hymerį vis atkreipiu, nes kai čia miegat yra labai patogu atsidaryti tą langą, gryno oro gauti, man labai patinka. Naktinės užuolaidos, tinkeliai naudų, užuolaidėlės jaukumui, tada matot ambient apšvietimas visur, skaitimo lempos, pakrovimo taškai 220, tada matom stoglangį, irgi langai stoglangiai turi tinklelius nuodų, naktinės užuolaidas, dar čia matau yra ventiliacija. Jeigu jūsų kompanionas nenori miegoti, jūs norit, tai yra naktinės užuolaidos, kurios kažkiek tai jums laikys šviesos einančios iš svetainės. Laikymo vietos. Tai čia yra viena tokia tikrai didelė kabykla, į kurią galit patekti ir iš viršaus, kad jums nereikėtų lenktis. Ten dar matau elektros skydinę. Man patinka, kai nereikia rūbų lenktis per apačią. Tada kitoj pusėje lentynos irgi laikymo vieta. Laiptelėje taip pat yra laikymo vieta. Tada čia yra švaraus vandens bakas ir aš matau, pro jį praeina šildymas, tai, šiaip Hymeris tikrai yra pritaikytas pilnai žiemą keliauti, bet čia dar ir prie švaraus vandens bako praeina šildymas. Ir va čia matot, kaip atrodo sienos. Beje, švaraus vandens bakas yra 135 litrai, nuotekų yra 105 litrai. Tai toks ganėtinai, sakyčiau, autonomiškas kemperis vandens atžvilgiu. Taip, dušų tualeto erdvė yra vienoj vietoj, tai toks įdomus Hymerio sumąstymas. Jeigu jūs tualetų naudojatės pagrinde kempinguose, viešuose vietose, tai jūs galite turėti tokią lentynėlę, jeigu jums reikia vaikui pamperus pakeisti, arba tada galite tiesiog turėti tualetą. Laikymo vieta, čia laikymo vieta
Ir čia dar laikymo vietos, čia mano mėgstamos gumutės, nes kai susidedu kosmetiką, neskraido, kai važiuoja. 220 jungti, šviesai jungti, išjungti. O dušas slepiasi. Štai čia. Štai. Ir turim dušą. Kaip tokiam kompaktiškam kemperiui tai yra užtektinai erdvė duše, stoglangis duoda erdvės. Ir kas man patinka, kad nėra medžiagos, yra tiesiog aplinkui visur plastikas, jis tiesiog jūs duris užsiveriat. O dušas yra štai čia, tuo pačiu metu kranas kriaukliai, tuo pačiu dušas. Ir tiesiog dušas susidaro va taip, tikrai nebarška, dėl to būkit ramos. Man patinka, kai nėra durų, tiesiog saugoma erdvė, veidrodis, kabliukai. Nu ką, einam į virtuvę, pradedam nuo šaldytuvo. Šaldytuvas standartinis, 142 litrai, 16 litrų šaldymo kamera. Po šaldytuvo stalčius, kuris 15 kg laiko. Ir čia irgi kiekvienas stalčius laiko po 15 kg. Tikrai galėsit susidėti visus maisto gamybos įrankius. Ir čia dar spintelės. Visas lentynos turi tokį bortelį, kad jūsų daiktai neišriedėtų, kai jūs važiuojate ir žinot, kai atidarot ir tada jaučiat, kaip viskas ant jūsų krenta. Tai čia taip nebus. Virtuvė. Virtuvė 2 degikliai. Daugos klientų manęs klausia, kodėl tiek daug yra 3 degikliai. Tai va, Hymeris padarė 2 degiklius. Aplinkui virykliai yra gumos tokia apsauga, kad jums trupiniai, drėgmė nesikauptų. Stiklo apdaila apie langą. Gražiai atrodo, čia dar kažką galite susidėti. Kriauklė tokia. Čia dar yra kriauklės dangtis. Tada yra stalviršio prasiplatinimas, ant kurio gali dėti 5 kg. Žodžiu, šefui, manau, bus užtektinai vietos gaminti savo super produktus. Taip, svetainėje yra kaip jau papildoma opcija, tai didelis stoglangis, kas suteikia erdvės, šviesos. Jeigu nenorit šviesos, susikraudėt naktinės užuolaidas, tinkleliai nuo odų. Ir tada, kas man labai patiko svetainiai, pas kitus kemperius nemačiau, tai kad čia yra minkšta atrama ir vat galima šitaip sudėti. Kaip gerai. Nu tikrai labai patogiai. Ir dar man iš tiesų labai patinka tekstilė, nes yra tokia stambios tekstūros, grublėta ir aš matau, kad ji bus ilgamžė. Tai šita tikrai yra graži, tokia miela, maloni tekstilė, tikrai fain. Dėl šito atlošo verta pirkti šitą kemperį. Kai keliaujam su kemperiu sunerimti, visada iš čia sėdžiu ir man kažkaip trukdavo, čia pagalbėjom pasikraudavo. Hymeris išsprendė mano problemą, man net nepasiskundus. Stalas prasiplatina, kai sėdynės atsisuka, tikrai čia va tokį didelį stalą turit, gali būti netgi kaip darbo stalas, va čia antram kemperiui pinigų užsidirbti turėsit vietos. Arba ilgai atostogauti. Svetainiai dar laikymo vietų, čia dar laikymo vieta ir čia dar laikymo vieta. Slaptesnis. Man labai patinka, kad Hymerio apdaila ne koks pigus plastikos, o tekstilė, tai duoda tokį jaukumo, prabangos, toks, matos, kad aukšto lygio kemperis. Turim stoglangį, kuris atsidaro, naktinis užuolaidas, tinkleliai nuo odų. Kabliukai, tada panelė valdymo, jeigu atvirai biški tokia senesnio dizaino, bet tą, ką reikia, tą jūs matot. Ir kiek yra likę akumuliatoriaus, kiek yra švaraus vandens, kiek yra nuotekų. Matot, čia yra galinė vaizdo kamera, bet ką jis dar labai įdomaus turi, tai nuotekų kamera. Kai jūs paspaudę mygtuką norėsit išleidinėti nuotekas, jūs matysit, ar jos pataiko ten, kur reikia, į groteles. Tai čia yra pirmas Hymeris, kurį mes tokį pas save turim. Taip pat dar galinė vaizdo kamera ir gali būti apšvietimas netgi galo, ten, kur kamera šviečia. Tai va, tai toks išskirtinumas. Ką dar šitas kemperis turi, tai turi navigaciją, kuri yra specialiai pritaikyta kemperiams. Šitą siūlo Zenek brandas. Tai va, irgi čia ir muzika groja, bet svarbiausia yra navigacija. Taip pat, aišku, turime automatinę klimato kontrolę, belaidį telefono pakrovėją, retarderį, trekšiną, veidrodėlių šildymą, elektrinių veidrodėlių reguliavimą. Turim puikų kemperį kelionėm. Tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad stebit, prašau pakomentuokit, mes labai stengiamės, parašykit, kas jums įdomu, apie ką norėtume daugiau video ir iki.